Nu ką, okei, tai pradėsim tada. Jo, mokysimės ICT Inner Circle Trader strategijos. Kažkas esat girdėję, kas tai šis? Nelabai. Nelabai. Aš iš Tai kaimo. yra, tai yra panašu kaip SMT, Smart Money Concept, tik tiek, kad Inner Circle Trader yra labiau advanced, tai žymisi daugiau dalykų ir esmė yra tradinti su bankais, finansų institucijom, fondais ir panašiai. Tai visiška priešingybė nuo retail traderių, kurie naudoja supportus, resistus, trendlinus ir visus tuos kitus iš Š raidės. Tai tiesiog mūsų tikslas yra atimti iš jų pinigus, iš tų žmonių, kurie nesupranta, ką markete veikia. Kur Tai tiesiog mes iš čigono atiminėsim pinigus? teisingai, būtent, jo, iš čigono atiminėsim pinigus. Tik tiek, kad jie ten treidina auksą, aš asmeniškai aukso netreidinu, nes jisai man toks, sakau, panašus į bitkoiną, kur ten gali analizuoti neanalizavęs ir yra labai daug išorinių faktorių, kurie lemia jo kainą, tai ten labai sunku, žodžiu, jis ir labai volatilus, labai staigus, labai dideli judesiai, tai aš vengiu treidinti auksą. Pagrindai yra euro pora ir svaro. Tai jo, Inner Circle Trader tokia strategija. Ir iš tikrųjų, kai po šitų mokymų jūs net jausitės tokie biški kaip ekstrasensai, nes realiai jūs žinosite, kur kaina juda. Jūs nuspėsite. Ta prasme, jeigu dabar jums atrodo, kad kaina juda belia kaip, tai iš tikrųjų taip nėra. Kaina juda palei tam tikrus algoritmus ir palei tam tikras techninės analizės. Svarbiausia žinot, kada treidinti, kada netreidinti ir atpažinti, kada būtent kuriuose vietose į pozicijas įeina smart money. Tai dideli pinigai, kurie ir išjudina visą tą marketą. Bet kai išmoksit numatyti tą kainą, irgi yra ir pliusų, ir minusų, nes tu pradedi užbėgti įvykiams už akių, nes tu praktiškai jau žinai, kur keliauja kaina, tau reikia išlaukti, kol kaina sugrįš iki tam tikro taško, kad galėtum atsidaryti high probability tradą. Tai reiškia, high probability tai reiškia didelio patikimumo tradą, ane? Tu žinai, kad ten, pavyzdžiui, buvo order blokas, kaina su momentumu stipriai pajudėjo ir tada tau reikia išlaukti, kol kaina pamitiguos iki order bloko, nuo kur tu atsidarysi rimtą gerą tradą. Bet tu žinodamas, kad kaina grįž iki to order bloko, jau gaudai tą mažytę porciją, jau bandai ten pirkti ar parduoti ir judėti iki order bloko, nors turėtum išlaukti, kol kaina iki jo nueis ir tenai jau atsidaryti rimtą tradą palei visas taisyklės. Tai sakau, po šitų mokymų tikrai žinosit, kur kaina juda, bet vis tiek turėkit kantrybės išlaukti savo setupų, kurie susidarys ir neužbėkit įvykiams už akių ir negaudykit tų tokių mažų atkilinėjimų, nes kad ir jie vyksta, bet jie yra labai mažo patikimumo ir galit susimaut, išsiblaškyti ir panašiai. Esmė tokia, kad nesvarbu, ta prasme, kokią strategiją jūs išmoksit teoriškai, nesvarbu, koks bus mentorius, ar aš, ar ten bet koks kitas Wall Street'o vilkas, vis tiek at the end of the day viskas priklausys nuo jūsų, nes teoriją žinoti yra viena, o pritaikyti praktiškai tai yra visai kas kita. Tai jeigu jūs nesusitvarkysit su savo emocijom ir su savo psichologija ir nesilaikysit savo taisyklių, neišlauksit savo tinkamų setupų ir nusitreidinsit lygiai taip pat kaip skalpindami, lygiai taip pat su ICT strategija. Ta prasme, reikia turėti labai griežtas taisyklės ir jų laikytis. O kiek ICT treidų per dieną gali būti tavo manimu? Gali būti vienas, gali būti du, gali iš vis nebūti. Bet kad būtų daugiau negu du, tai jau sunkiai tikėtina. Bet jie būna tokie, nesvarbu vienas ar du, bet jie būna dažniausiai tokie užtikrinti. Kur ta prasme, kaip ir sakiau, tu numatai, tu jau žinai, kas vyksta markete, koks veiksmas įvyko, kur susirinko liquidity, kur įvyko kažkoks momentumas, kur paliko kažkokį fair value gapą, susidarė order blokas.
ir nuo kur kaina turi pradėti judėti. Tai visus šitos dalykus žinosit, jų išlauksit, turėsit savo, kaip ir sakiau, strategiją ir be streso treidinsit. Ir nesakau, kad ten 100% visi treidai paeis. Kartais atrodys, kad ledinis setupas, ne, jūs viską pasidarysit ir jūs išmuš stop lossas. Bet tai čia yra visiškai normalu, čia yra treidinimo dalis ir tokių neišvengsim. Čia nebus, kad 100% pataikymas ir čia visi treidai eis ir all-inus galėsit šaudyti. Vis tiek išlieka tas pats rizikos valdymas. Ten nepaina 1 ar 2 treidai per dieną, nebesistengiat skalpinti ir atmušti savo pinigus, kuriuos praradot. Treidinimas yra toks dalykas, kad čia ne per savaitę reikia uždirbti, o čia ta prasme darbas. Čia turi sėdėti ir jeigu po metų tu esi sėkmingas, tai reiškia tu sėkmingas. Bet jeigu tu sėkmingas 2 savaitės ar mėnesį, tai tu esi tiesiog eilinis gambleris. Kiek laiko pas treidinį? Jau 4 ar 5 metai, bet lygiai taip pat kaip jūs, pradėjau nuo Tomas Kralų ir Tomas Kralų baigiau mokymus, kaip jisai pats minėjo, tai University Degree Trading Education. Ir gavau tą niekam tikusi sertifikatą, galvojau, kad esu ahuienas traderis, žinau, kas yra suportai, rezistai ir kaip jis vadindavo false breakai, tai ima juokas, nes ten yra pirmoko lygio analizės ir apgailėtina, ką jis parduoda ir aš dar to apgailėtino dalyko pats mokiau kitų, nu žodžiu, tikrai liūdnas reikalas. Dabar, kai turiu daugiau patirties ir esu apsiskaitęs, tai galiu pasakyti, kad drąsiai galiu mokyti kitus žmonės, nes pasitikiu savim, pasitikiu savo jėgom ir žinau, kad jums irgi patiks tai, ką jūs sužinosit ir išmoksit šitose mokymuose. O kodėl būtent pasirinkai mokyti ICT strategiją? Todėl, kad treidindavau Smart Money Concept ir Smart Money Concept taip pat pasiteisino. Ten yra praktiškai tas pats dalykas, bet kaip ir sakiau, tu tikriausiai praklausai, ICT yra labiau advanced negu SMT, tai daugiau dalykų žymisi negu per Smart Money Concept. Tai dasideda dar tokių priedų prie tavo treidinimo, kurie dar labiau atveria akis. Tai va, čia ne veltui yra parašyta, kad treidinimas yra sunkiausias dalykas užsidirbti lengviausius pinigus. Nes atrodo, kad šitie paspaudė porą knopkių, ne? Ir ten per 10 minučių gali uždirbti kažkieno valandinį ar net dienos atlyginimą. Ten gali uždirbti 101 dieną, bet kitą dieną prarasti 300. Tai tada koks skirtumas, ar treidint, ar tiesiog nueiti kazinkę ir pamėtyti raudoną ar juodą, ne? Ant ruletės. Lygiai tas pats. Tai treidinimas iš pradžių gali pasirodyti lengva, tipo, kaina krenta, tai parduodam, kaina kyla, tai perkam. Bet nėra taip paprasta, nes mes čia susirinkom nespėliot, kur kaina judės, bet mokytis techninės analizės, mokytis labai rimtų dalykų ir treidint būtent prieš tos gamblerius, kurie buvot jūs. Nes ką tik kaip papasakojo, tai nueinat į chatą, visi parduoda, ai tai ir aš parduosiu, ai ten šaudau, gaudau, skalpinu beleką ir... Bet mes dar esam, nebuvom, bet esam dar. Dar esate, ne? Nu nieko, išmušim iš jūsų šitą dalyką. Jo, išmušim iš jūsų šitą dalyką ir viskas bus gerai. Tai va, tikiuosi, kad turit užrašus kažkokius ir tušinuką, nes šitos dalykus reikėtų užsirašyti. Čia yra... Čiolė, tu čia nefotkink manęs. Nejokauju, jeigu patogu, tai nusifotografuokit. Ir fotkina, bet išjungęs veidą. Jo, reikia nusifotkinti šiaip ir susirašyti po to. Nes kai rašysi, čia pusę praleisi, ką pasakos. Jo, tai čia yra tokie... Neįskaitysi. Čia yra tokie pagrindiniai trumpiniai, kuriuos dažnai minėsiu. Tai pirmas FVG, Fair Value Gap. Antras OTE, Optimal Trade Entry. OB tai Order blokas, MS Market Shift, PDA Premium Discount Areas, kitaip sakant, vietos, nuo kurių mūsų jau domina užeiti poziciją. SIBI, Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency, BISI lygiai tas pats, tik į kitą pusę, Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency. Tada HOD, tai High of Day ir LOD, Low of Day. Pasižymėjot?
Jo. Nusifotkinam. Linai, pavyko mikrofoną pasijungti? Girdit ar ne? Jo, girdim. Girdim. Linai, Tai jeigu gerai jo, pamenu, kažkaip- tai tu kaip tik buvai pirkęs iš manęs mokymus Tomas Kralau, kai dar mokiau, ne? Jo, čia prieš porą metų turbūt. Jo, tenai iš tikro kaip ir nebuvo blogai sužinot pagrindus, nes tam tikri dalykai ten, nu, egzistuoja, bet jie egzistuoja būtent tarp retail traderių. Tai supportai, rezistai, kaip aš dabar sakau, jie iš tikrųjų neegzistuoja. Ten yra tiesiog arba buy side liquidity, arba sell side liquidity. Ir apie tai pašnekėsim plačiau. Kai jūs dabar, pavyzdžiui, matot ten rezistą, oi, čia toj vietoj stiprus rezistas, nes kaina nepramuša. Jinai tenai nepramuša nebereikalo. Ir dauguma retail traderių nuo ten jau atsidarinės poziciją. Ir kur bus jų stop lossai? Tai virš rezisto, ne? Smart money tai žino. Ir smart money, kad pajudintų marketą kainą, jiems reikia likvidumo. O iš kur gauti tą likvidumą? Jiems reikia surinkti retailerių stop lossus, ane? Tai mes norim trading ne nuo rezistų ir ne nuo supportų, bet į juos, nes mes norim medžiot retail traderius, tuos gamblerius, kurie nesupranta, ką daro markete. Čia dabar yra pagrindų pagrindas. Čia yra mūsų daily ranges. Ir čia yra labai svarbu. Aš pats anksčiau tradindavau bet kada, nesvarbu, ryte, dieną, naktį, vakare, kada šaudavo į galvą. Prisėdi, įsijungi čartus ir opa, važiuojam, matau čia rezistą, supportą, toj čia atsimuš ir atsidarau poziciją, nesvarbu kada. Tai šitą irgi nusifotkinkit arba užsirašykit ir šitą turėsit turėti. Šitą iš tikrųjų reikės išmokti kaip tėvė mūsų. Nes čia yra visos dienos pagrindas ir pagrindinės sesijos. Tai 7 ryto. Čia viskas jau išversta į Lietuvos laiką. Tai nieko jums čia kaitaliot nereikės, jeigu kažkas gyvena užsienyje. reikėtų. Jo, kažkas užsienyje, tai ten prisidėkit, atsimkit valandą, bet esmė paprasta. 7 ryto tai prasideda realiai mūsų diena. Nuo 9 iki 12 vadinamas London Kill Zone, tai tas LOKZ, čia yra London Kill Zone. Pagrinde aš jį treidinu, London Kill Zone. Čia yra mano pagrindas. Tai šitos 3 valandos, jeigu aš per šitas 3 valandas nesuprekiauju, tai būna, kad užmetu akį dar į New Yorko sesiją, bet New Yorko sesijai retai kada ką gaudau. Pats pagrindas yra man nuo 7 ryto praktiškai iki 12 nakties. 7-8 ryto aš pradedu analizuotis, žiūriu, kas įvyko naktį, tada pasidarau analizę palei savo taisyklės, kurias jūs irgi sužinosit. Ir nuo 9 iki 12 aš jau ieškau to vieno pagrindinio judėjimo, kurį man reikia pagauti. Ir tas judėjimas nėra didelis. Jį tiesiog reikia išlaukti, atpažinti ir pasimti. Ir tiek. Paskui 10 ryto jau yra tas tikrasis London Open vadinamas, kai atsidaro Londonas. Tada, kaip sakai? O ne 9 ryto, kai atsisuko laikrodis. Nu dabar jisai ten sukinėjasi, jo, bet viskas susitvarkys. Kažkaip po savaitės Amerikoje vėliau ten sukasi tą valandą, tai viskas grįš į savo vėžes ir bus taip, kaip turi būti. Tada nuo 12 iki 2 vėl vyksta manipulacija. Tada nuo 2 iki 5 New York Kill Zone prasideda, kur būna arba reversal, arba continuation Londono sesijos. Tada nuo 5 iki 7 profit taking hour ir Londonas užsidaro. Nuo 9 iki 3 CBDR, tai Central Banks Dealing Range. Ir per šitą laiką reikia vengti tradinimo aplamai. Nuo 9 vakaro iki 3 nakties yra dead time. Niekas tuo metu netradina, tik tai gambleriai, kur vieni iš kitų atiminėja pinigus. Tikrai esat pastebėję, kaip naktį atsiranda spredas tarp kainų bid ir ask. Ir tas spredas yra dėl to, kad tiesiog yra labai mažas volatility. Tenai tiesiog likę gambleriai, kurie neturi gyvenimo, neturi šeimų ir yra prilipę prie kompų, varvina akis ir vieni iš kitų atiminėja pinigus. O kaina taip niekur ir nenueina, nei į apačią, nei į viršų. Skalpina 1 minutės čartuose ir kažkas pasiema ant duonos, kažkas lieka be jos.
Ir nuo 3 nakties iki 7 ryto prasideda Azija. Irgi netreidinam šiuo metu, tiesiog stebim, analizuojam. Ir paskui irgi plačiau pašnekėsim apie Aziją range'ą, jisai irgi labai daug ką mums pasako, kas įvyksta per naktį, tai būtent nuo 9 iki 7 ryto per visą šį range'ą mes galim jau išsianalizuoti, kokia bus ateinanti diena. Tai taip grafike atrodo būtent klasikinė pirkimo diena, tai esu pažymėjęs vertikalia linija dead time, kai vyksta konsolidacija, manipuliacija, tai čia yra naktis praktiškai, paskui mėlynas boksas tai yra Azija range'as. Kai baigėsi Azija, mes laukiam to vadinamo Judas swing, apie kurį irgi šnekėsim. Judas swing tai yra manipuliacija, kur nori sutraukti visą retailą, padaryti jiems pastus ir surinkti jų stop lossus, kad kaina galėtų pradėti judėti, nes reikia likvidumo, kad kaina pradėtų judėti. Tai įvyksta vadinamas Judas swing, tada susidaro order blokas, kaina pradeda judėti, tada įvyksta market structure shift, sulaužo struktūrą, palieka ten, sakykime, fair value gapą nuo momentumo, tada kaina pamitiguoja order bloką, ir tada jau mes užeinam, atsispiriam ir skrendam per London Kill Zone į viršų, kaip šiuo atveju. Tai čia esu viską pažymėjęs, nežinau, galit screenshotą gal pasidaryti, arba iš vis, aš galėsiu jums gal atsiųsti netgi tas skaidrės, jeigu norėsit, kad jums nieko fotkinti nereikėtų. Tai per Londono sesiją mes laukiam, kol susirinks stopus. Tai kai atsikelia čigonų chatas ir žiūri į supportą ir nuo supportą pradeda pirkti, tai mes atsikelsim ir lauksim, kada jie pradės pirkti, o mes pirksim tik tada, kai pasimsim jų stop lossus, kai jie nebeturės iš ko treidinti. Tai va, įvyksta London Kill Zone, kai baigėsi, prasideda vėl poros valandų konsolidacija, manipuliacija. Ir po 2 valandų atsidaro New Yorko Kill Zone. Tai būna arba reversal, arba būna continuation. Tai irgi įvyksta tas pats Judas swing, tada susirenka, sakykime, jūs matot mano pelytę? Matau. Tai man būtų taip paprasčiau buvę. Čia Azijos range'as, konsolidacija, čia supportas, čia porą kartų matot atsimušę, čia jau visi galvoja, kad čia kaina laiko įspūdingai, nuo čia pradeda pirkti, bum, judesys, suvalgo apačioje esančius stop lossus. Čia labai mažas liquidity sweepas palyginus, bet užteko, kad išjudinti kainą. Tai Noriu aš tai išduosiu paslaptį. Kokią? Čigonai nenaudoja stop lossų. Teisingai. Tai reiškia, mes ne stop lossus jų surinksim, o tiesiog jas likviduosim pilnai. Įvyks market shiftas, kaina pamitiguoja. Čia, aišku, reikėtų žiūrėti 15 minučių time frame tenai. Aiškesnis buvo order blokas. Kaina atsispiria, mes užeinam ir mes jau skrendam. Ir paskui per New York Kill Zone, tai irgi jau čia buvo market shiftas į viršų, jau čia visi laimingi perka ir tada čia jau didesnis liquidity sweepas, kur suvalgo irgi nemažai stop lossų, sudaro likvidumą ir juda toliau. Ir nuo 5 iki 7 jau profit taking hour. Ir kai tai įvyksta, vėl dažniausiai arba kaina biškį atšoka, arba prasideda konsolidacija, kur prasideda gamblinimas tarp traderių, kurie treidina resistų supportus ir trendlines. Tai čia toks klasikinis pirkimo scenarijus. Čia biškį išsijungsiu tas kameras. Tai taip atrodytų. Čia yra nupiešta daily žvakė, vienos dienos žvakė. Mes kai pasižiūrim į grafiką, jinai tiesiog paprasta vienos dienos žvakė. Bet kiek dalykų per ją įvyksta 15 minučių time frame. Tai čia tas pats, ką aš rodžiau prieš tai, Azijos range'as, tai vyksta konsolidacija, kur kaina nejuda nei viršų, nei apačia, tiesiog yra įstrigusi vietoj. Tada kaina surenka stopus, padaro Judas swing, dar daug žmonių pradeda irgi selinti, nes čia būna didelis momentumas. Žmonės selina, juda su kaina, o kaina tiesiog susirenka šitos stop lossus, atsimuša ir kyla į viršų. Tai suvalgo ne tik tuos, kurie perka, bet suvalgo ir tuos, kurie visur čia pardavinėjo, nes jų stop lossai tai yra čia aukščiau. Tai juos irgi išmuša. Ir kai kaina pradeda judėti, jie būna, kad persikelinėja savo stop lossus.
persikėlinėja vis aukščiau, tie, kurie bijo prasileisti treidą. Tai nieko baisaus. Jie gauna dar truputį vilties, kai kaina pamitiguoja mūsų order bloką, jie galvoja, oi gerai, kad patraukiau stop lossą, nes kaina čia vėl krenta, ane? Dar jie prisideda pozicijų, dar pardavinėti. Nu ir tada kaina gražiai pabiški pradeda judėti viršų ir jiems nebėra kur traukti stop losso, nes jie nebeturi depozitų. Tai Simona galėtų apie tai papasakot, man atrodo. Ane? Nelys prie mergaitės. Nu žodžiu, bet jo. Tai čia suvalgo stop lossus ir paskui prasideda New Yorkas, vėl kaip sakiau, kaina ten pakrenta, suvalgo stop lossus ir juda į viršų. Paskui profit taking ir tada vėl vyksta belekas konsolidacija ir užsidaro žvakė. Tai per vieną dieną įvyksta tiek dalykų. Tai įvyksta 3 fazės: accumulation, manipulation ir distribution. Čia lygiai tas pats scenarijus, tik į kitą pusę. Tai čia viena dieninė sell žvakė, ane? Viskas tas pats. Azija, liquidity sweepas, kaina padaro market shiftą, pamitiguoja fair value gapą, order bloką arba fib levelį kažkokį paliečia ir juda toliau. Tai realiai mūsų tikslas yra pagauti vieną šitą judesį. Vieną vienintelį judesį per dieną. Nes kiekvieną dieną būna arba buy day, arba sell day, arba consolidation. Ir mes visus 3 galim tradinti. Galim tiek pirkti, tiek parduoti, tiek tradinti consolidation nuo liquidity poolo iki liquidity poolo. Tai sekantis skaidrė apie tai ir bus. Bet realiai tai ką, mes, kaip sakyt, mokinsimės atpažinti, bet irgi negalim čia aklai pasitikėti ten tavim, kaip pavyzdys, Erni, kaip manai, ką čia matai, ir ten visi susimest kažkokius ten sellus ar buyus ir ten tikėtis, kad tenais nais kaina, ne? Tu turi omenyje, kad ar aš jums signalus pardavinėsiu? Ne. Ne, tai aš noriu pasakyti, kad nesitikėtumėm iš tavęs kaip kažkokio ten, kaip sakyt, guru, kuris numato, kur čia kaina jis. Tai Faktas, aš esu uždaroj ICT traderių grupiai, mūsų 5, ane? Visi praktiškai pasibaigia tuos pačius kursus, ane? Ir visi turi savo tradinimo strategiją. Visi tradina skirtingai. Ta prasme, čia nėra taip, kad tu išmokai ICT ir tu kaip robotas, žinai, kiekvieną judesį darai kaip robotas ir dar milijonas žmonių, kurie tradina ICT, lygiai taip pat visi kaip robotai daro lygiai tą patį. Ne, kiekvienas skirtingai vis tiek mato tą marketą. Ten, kur aš matau momentumą, kad jau prasidėjo kažkoks rimtas smart money judesys, tu gali jo nepastebėti. Aš galiu būti labiau agresyvesnis, ane? Aš ten galiu, pavyzdžiui, čia trūktų dar linijų, bet pavyzdžiui, man davė pirmą konfirmą, kad jau galiu užeiti. Bet pavyzdžiui, aš esu atsargus ir nenoriu. Tai būna, kad kaina dar pajuda aukščiau ir vėl atkyla iki tam tikrų levelių, kur tau duoda marketas antrą galimybę, žinai, užeiti treidą. Tas treidas yra kaip ir saugesnis, nes tu jau žinai, kur juda kaina. Bet tuo pačiu, tas, kuris pirmas bus atsidaręs, jam jau sieks take profitą, žinai, ten jam labai mažai bus iki take profito, o tu būsi tik ką tik atsidaręs. Tai tu nežinai, kiek dar tą kainą expandins ten į apačią ar į viršų. Tai tu rizikuoji tuo, nes tu nežinai, kiek ta kaina dar judės ten į tą apačią, žinai. Tai sakau, kiekvienas tradina labai skirtingai. Aš tradinu Londoną, ten mano kolega tradina tik tai New Yorką. Sako, New Yorką yra tradint lengviau, nes tu jau žinai, kas įvyko per Londono sesiją. Tu jau viską matai, Londonas padarė savo darbą ir tau belieka suprasti, ar dabar New Yorkas užbaigs, ką Londonas pradėjo. Čia jau reikėtų žiūrėti didesnius time frame'us, kur yra kiti liquidity poolai, kur gali sweepint liquidity, tai žiūri į daily time frame'ą, ane? Nes mūsų tėvas tai yra weekly time frame'as, paskui daily time frame'as, o ten 1 valandos 15 minučių mums yra tik tai navigacija to viso didelio judesio, kuris mūsų laukia, tai mažuose time frame'uose mes tik juos gaudom.
Tai sakau, vienas treidina, aš treidinu 15 minučių, mano kolega treidina 5 minutėse. Aš treidinu Londoną, kitas treidina New Yorką. Tai ir visi treidina ICT. Tai sakau, čia manim pasitikėti mažiausiai reikėtų. Kiekvienas turi savo galvą. Mano tikslas yra jūs supažindinti su šita strategija ir jūsų tikslas bus turėti savo konkretų planą, savo tą edge, tą pagrindinį arkliuką, kurį jūs šlifuosite. Ir bus labai svarbu sekti savo treidus, ne aklai ir durnai, bet turėti, sakau, rekomenduoju Notion programėlę, ten labai patogiai galite viską su nuotraukom pasidaryti ir nesvarbu, nepaėjo treidas, esat piktas, vis tiek pasidarot screenshotą, įsimetat į Notion, pasirašot, kad treidas nepaėjo ir kodėl. Ar jūs blogai marketą perskaitėt, ar blogai chartus sužiūrėjot, ar tiesiog viskas buvo gerai, bet ten kokios naujienos jumis išmušė, ar dar kažkas, parašot savo komentarą, kas buvo blogai. Būtina yra turėti, kad paskui galėtum šlifuoti savo strategiją, nes tu atliksi 100 treidų ir iš to 100 tu jau matysi, kurie treidai tau sekėsi geriau, ar iš pirmo užėjimo, ar iš antro užėjimo, ar mažesniam time frame, ar didesniam time frame, ar per Londoną tau sekėsi, ar per New Yorko sesiją tau sekėsi labiau. Būtina save analizuoti, nes jeigu tu taip durnai pasigausi kažkokią vieną strategiją, kurią aš tau čia parodysiu, vat kaip ir šitą. Čia jau yra treidinimo strategija realiai. Čia yra jau, ta prasme, viskas. Azijos range'as, įvyko liquidity sweepas, momentumas, kur įėjo smart money, konsolidacija iki fair value gap'o, order blokų ir treidinį. Tai jeigu aš jums čia tik tiek pasakysiu ir jūs dabar nueisit ir bandysit kiekvieną va tokį judesį gaudyt, tai jūs nebūsit sėkmingi traderiai. Čia negalvokit, kad aš jums tik šitą vieną skaidrę parodau ir čia jau tokia viso šitos strategijos esmė. Čia bus dar tiek daug dalykų, kur jums iškeps smegenis, nes yra labai daug dalykų, žodžių, kuriuos pamatysi dar per sekančias pamokas. Čia yra tik tai tokie basicai. Aš čia pradedu nuo tokių pačių paprasčiausių, kad jūs pagautumėt tą pagrindinę esmę, apie ką čia iš vis ta strategija. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad treidinime sėkmingas bus tas, kuris daugiau darbo įdės ir žiūrėsi tai kaip į darbą, o ne į tai kaip, ai čia prišoksiu prie čartų, ai čia kažką atsidarysiu, ai čia gal kils, gal kris, ai čia pralošiu ar paimsiu, tipo nėra skirtumo. Aš nenoriu, kad jūs čia dasidurtumėt, žinai, aš noriu, kad treidinimas taptų jūsų pagrindiniu darbu, nes jūs iš jo galite realiai gyventi. Nes aš turiu irgi draugų, tas pats mano kolega, kuris treidina ICT, jisai pradėjo treidinti per mane. Realiai, aš kai turėjau ten Patreono grupę ir kai jie mokėdavo man kas mėnesį pinigus ir aš jos mokiau ten tas Tomas Kralau nesąmonės, jisai nuo to pradėjo, po biškį šlifavo, depresija, žmogus pradėjo ten žolės belekiek rūkyt, išsiskyrė su žmona, turi mažą mergaitę, suėmė save už kiaušų, praėjo ICT mokymus, pradėjo meditacijas, pradėjo šaltus dušus, pradėjo, žodžiu, neužbėginėti įvykiams už akių, nustojo gamblint ir jau 7 mėnesius jisai yra full time traderis ir pas jį payoutai po 6,000 per mėnesį ir panašiai. Susitaikė su žmona, gyvena pilnavertį gyvenimą, atsikelia ryte, laimingas, neberūko žolės, pamedituoja, nueina į šaltą dušą, prasėdi visą dieną prie čartų ir netidaro nei vieno treido. Ir sako, žiauriai gerą dieną. Ne dėl to, kad jisai nieko neuždirbo, bet dėl to, kad jisai susilaikė ir netidarė lempinių nesąmonių, kurios, ta prasme, tu atidarai ir tu toks, pais, nepais, ant klaustuko. Čia nebus klaustukų, čia nebus visiškai klaustukų, čia nebus, blemba, ką čia man dabar daryti, atsidaryti ar neatsidaryti. Jūs žinosit, kada atsidaryti, nes jūs žinosit, ko jūs laukat ir kas turi įvykti. Ir viskas. Ir jūs matysit, kad formuojasi jūsų setupas, sutampa su jūsų visa analizė. Va, įvyko tas, varnelę užsimetat. Va, įvyko tas, varnelę užsimetat. Beliko, kad kaina grįžtų iki čia, jūs jau užsimetat savo treidą. Kaina grįžta ir prikabina jūsų treidą. Ir matot, kaip kaina tiesiog link stop losso nei biški net nebejuda, o apsisuka ir juda į take profitą. Praeina 15 minučių, viskas. Pasiema 3%. Skamba neblogai. Ne? O tu paaiškinsi, kaip, tarkim, kiek procentų rizikuoti, ten, tarkim, nuo Jo. ir taip toliau. Gerai, tai tada dar paminėsiu vieną dalyką.
jeigu galvojat, kad įsimesi 300 ir pakelsi 10 000, tai galvokit iš naujo. Jeigu norit būti sėkmingi traderiai, minimalus depozitas, mano galva, turėtų būti bent 10 000. Jeigu bus mažiau, jūs, manau, neturėsit nei kantrybės, nei motyvacijos. Nes palei visas taisyklės negalima viršyti daugiau kaip 1% per savo atidarytą poziciją. Ane? Jūs viršėt, rizikuojat 1%, sėkmės atveju, kad paimtumėt 3%. Jo? Bet sakau, jeigu neturit didelių depozitų, tai labai gera alternatyva yra prop firmos, kur galit gauti funded accountus. Ir po šitų mokymų aš net nebejoju, kad jūs bandysit gautos funded accountus ir jūs juos gausit, jeigu viską darysit taip, kaip reikia daryti. Ir ten bus ne 10 000 ir ne 20, bet jau kai jausitės, kad esate pažengę ir kad jūsų strategija veikia, tai jūs galite ten skailinti, kad ir iki 400 000. Čia jau nuo jūsų priklausys. Ir dabar, pavyzdžiui, kol aš čia jums pasakoju ir panašiai, negamblinkit. Tiesiog negamblinkit. Jau geriau nueikit į fxreplay.com. Žino tokią svetainę? Ne. Niekas nežino. Žinau. Jo, fxreplay.com yra tokia svetainė. Tenai kaip TradingView, bet tenai galite darytis namų darbus, galite backtestinti savo strategijas, galite atsisukinėti, tai pavyzdžiui pasirenka ten 2022 metų gegužės mėnuo, ane? Pum, ir jums atsidaro čartas tada. Nu ir viskas. Jūs galite prasukinėti į priekį žvakės, ane? Ir žiūrit, kas formuojasi. Susižymit savo zonas, susižymit, kur eina kaina, pradedat nuo savaitinio čarto, dieninis čartas, 4 valandos, ane? Ir ieškot savo setupų. Ir žiūrit. Ir tenai, kas gerai, kad jūs neprarasit savo pinigų. Nu, prarasit 30 eurų per mėnesį, nes kainuoja tenai membershipas. Jeigu neklystu, gal 30 eurų kainuoja. Bet vietoj to, kad jūs dabar eitumėt ir ten gamblintumėt savo pinigus, bele ką darydami, geriau pasimkit membershipą FX Replay ir po biškį, ką aš jūs mokysiu, bandykite taikyti ant čartų. Tai sakau, tenai pasirinksit netgi depozitą, pavyzdžiui, 5 000 ar ten 100 000, nesvarbu. Ir viską palei taisyklės darykit ir galite irgi analizuotis ir atsidaryti ten atskirą folderį kažkokį ir žymėtis, kas paeina, kas nepaeina, kas paeina, kas nepaeina, rašytis. Ir ten automatiškai jums skaičiuoja viską. Kiek procentų pralošėt, kiek išlošėt, koks buvo risk to reward. Nu, žodžiu, ten visa tokia analizė. Labai gera svetainė mokintis, tradint ir backtestinti savo strategijas. Tu negali čia pirmą kartą išgirdęs, ką aš pakalbėsiu per kelias valandas, dabar iškart bėgti prie čartų ir bandyti gaudyti kiekvieną judesį. Geriau nueina tenai ir po biškį praktikuojatės. Ane? Aišku, suprantu, kad niekas nenori. Tipo, čia demo pinigai, čia ne tas pats, čia psichologija ir panašiai, bet, nepagailėkit savo laiko. Skirkit laiko pradžiai šaknim. Ne, gerai, Ernestas sako, kad, ta prasme, norint uždirbti iš to gyventi, reikia pradėti nuo nulio ir pradėti teisingai žingsniais. Jo, čia iš vis būtų dar geriau, kad jūs niekada gyvenime nebūtumėt tradinė ir nežinotumėt tų visų dalykų, kuriuos dabar žinot ir įsivaizduojat, kad jie veikia. Nes dažniausiai, kai jau prisiklausai nesąmonių, prisižiūri, prisiskaitai, labai sunku būna išmušti. Sunku būna persiversti. Nors aš manau, po šitos strategijos jums atsivers akis. Jūs suprasit, kad prieš tai viską, ką darėt blogai. Tiesiog darėt viską blogai. Tai žodžiu, čia prieš paskutinę... Mes galėsime ant čibonus paimti. Realiai, aš jums pasakysiu taip. Po šitų mokymų jūs tiesiog nebenorėsit ten bendrauti tuose čatuose. Jūs įeisit ir pamatysit, kaip ten kai kurie svaigsta, kad, užsimečiau selą, tipo, ten vidury niekur, žinai, ir tu toks galvosi, kodėl? Ir tu jo, jeigu paklausi, kodėl, jisai tau greičiausiai neatsakys arba pasakys kokią nesąmonę, kad, man atrodo, čia turi pasiekti čia tą kainą, nes ten suportas, žinai.
Tu įeisi į tą chatą, paskaitysi ir galvosi, čia jau, ne mano lygis, žinai. Tu nenorėsi ten nei bendrauti, nei chatinti, nei diskutuoti, nes tu būsi susifokusavęs į savo tą kelią, į savo, kuo mažiau distractionų, tuo geriau. Aš kai pradedu savo tradinimo dieną, aš atsikeliu ryte, pas mane viskas ant tiek ramiai, viskas išjungta, aš įsijungiu ramios muzikytės, pas mane kavos puodukas ir aš taip gerai jaučiuosi ir man kuo mažiau visų distractionų. Jeigu ten pradedi skaitinėti kitų, žiūrėti analizės, pradedi blaškytis, išsimušinėti, ten vienas perka, kitas parduoda ir galvojai, ar čia su manim kažkas negerai, ar čia kas čia vyksta. Tai kai jau jūs žinosit visą tą teoriją, jums nereikės kitų žmonių. Jums gal norėsis, iš pradžių gal bus tas toksai ateiti ir pamokyti kitus, ką tu čia svaigsti, žiūrėk, čia tas ir tas. Gali būti ir toksai, nes jūs jausitės pranašesni, nes jūs tikrai žinosit rimtų dalykų po šitų mokymų. Bet sakau, jūs jiems nieko neįrodysit, nes jie jūsų tiesiog nesupras. Jie galvos, ai, ką tu čia svaigsti, aš žinau, kas yra trendlinas. Tai va. Tai va, čia vėlgi konsolidacijos žvakė, tikrai esat matę čartuose, dieninę žvakę, kuri atrodo ten krenta belekiek, kyla belekiek, o galiausiai užsidaro vos ne toj pačioj vietoj, kaip ir atsidarė. Tai čia lygiai tas pats. Azija, sweepas, Londono zona, ane? Ir tada, kai jau kažkokį tašką pasiekia, New Yorkas apsisuka ir pradeda eiti kitą pusę. Tai nebūna. Čia vadinasi reversal. Tai nebūna continuation, kad dar toliau nueitų viršų, bet tiesiog New Yorkas apsisuka ir grįžta į tą pačią vietą. Tai čia visur yra liquidity poolai, čia visur žmonės palikinėja savo stop lossus. Tai mes žinosim, kaip tai tradinti, mes tradinsim į liquidity poolus, mes žinosim, kur yra low resistance high, žinosim, kur yra low resistance low, mes net magnetus galėsim nusipiešti su dolerio ženklu, nes mes žinosim, kur guli čigonų grupės pinigai. Mes užsimerkę matysim. Ir nenori, tas magnetas tą kainą tiesiog trauks link tos vietos, bet ten bus ne mūsų stop lossai, o mūsų take profitai. Ir pabaigai šios dienos, man atrodo, jau minėjau, kad per dieną visą laiką būna 3 fazės. Tai pirma fazė accumulation per naktį, antra fazė manipulation, kad sutraukti retailus ir padaryti jiems pastus ir kad surinkti jų stop lossus. Ir phase 3 distribution, su kurio mums reikės judėti kartu ir džiaugtis profitu. Pamatysit, koks yra geras jausmas perskaityti price actioną. Ta prasme, toks kaifas, kad jūs net neįsivaizduojat. Man, ta prasme, Berta net sumeluotų. Aš nueidavau pas Bertą ir sakydavau, Berta, aš ekstrasensas. Ateina Berta, aš jai sakau, žiūrėk, kaip kaina dabar ateis va čia. Ir kaina tiesiog pum ir nueina ten, kur aš su pirštu parodžiau. Ir Berta jau mane žiūri, sako, turi tai gal ekstrasensas. Nu čia jokais, aišku. Pamatysit, jausmas yra žiauriai geras, kai tau nereikia atsidaryti market orderio, ane? Nereikia market orderio. Tu ramiai užsimetei su limit orderiu, ane? Pum, limit orderis, žinai, kur tavo stop lossas, žinai, kur tavo take profitas 1/3, viskas gražiai sureguliuota, viskas. Atlikai tradą, tu gali eiti nuo kompo, tau nieko daryti nebereikia, tu gali, nežinau, jeigu turi darbą, važiuok į darbą, per telefoną pasižiūrėsi, kaip laikui bėgant kabino tavo orderį ir kainą. Tik kabins, pamatysi, link stop losso jinai net nebeis. Jinai tiesiog apsisuks prie tavo entry ir nueis ten, kur reikia, į tavo take profitą. Ir toks geras jausmas bus labai geras. Nereikia spėlioti nei kur atsidaryti, nereikia spėlioti nei kur užsidaryti. Yra taisyklė, tu jos laikaisi, atsidarei, praėjo kažkiek laiko, tau automatiškai uždarė viskas. Nesvarbu, ar uždarė stop lossą, ar take profitą. Bet koks tradas bus geras tradas ir kažko jūs išmokys. Netgi jeigu bus blogas tradas, jūs vis tiek jį išsianalizuosit, pasidarysit tokius nautus, užsirašysit, kas čia įvyko, kodėl, pavyzdžiui, išmušė stop lossą, ar čia dar nebuvo liquidity sweepo, kurio aš tikėjaus, ar čia dar kažkas. Nu, žodžiu, pamatysit, bus šiaip labai deep mokymai, labai deep. Tai tiek šiandien, matau, Sima jau
out informacijos per akis. Bet sakau, čia kad ir tokia atrodo paprasta pamoka, čia iš ties paprasta palyginus su to, kas laukia. Bet, pavyzdžiui, Tai gerai, tas basicus dabar, vat, aš tai tarkim, ką žinau, nebijau čia to pasakyti, kad aš plius minus žalias šitam tradingė, ten Irgi. visi fair value gap ir taip toliau, man mhm. kosmosas. Tai kur man pasiskaityti apie juos ir kur kolegom pasiskaityti, kad, nu, ta prasme, neateit, kad karpai užsiim ne apie ką paską, bet apie terminus, žinai. Apie tuos fair value gapus visus. Nu, nebūtinai, ta prasme. Aš apie juos viską paaiškinsiu. Vis tiek sekančiose pamokose bus skaidrės ir bus su čartais ir tiesiog stebėsim čartus ir aš jums konkrečiai aiškinsiu, kuri žvakė, ką reiškia, kur yra tas fair value gapas, nuo kur prasidėjo momentumas, kur įvyko liquidity sweepas, kur buvo liquidity poolas, kur buvo market structure shiftas. Aš viską, manau, per skaidrės paaiškinsiu. Jeigu tu nori visiškai basicų, tai atvažiuok pas mane rytoj ir pravesiu aš tau paskaitą Aš asmenį. yra tvarys tada. Neužteks šito, Ai, tai visi gal atvažiuokit pas mane su kompais ir treidinam kartu ir nereiks Aš mokyti. tik tais už 3 savaičių nebent. Realiai, Aš kartą tarkim, parskriesiu rytoj po. A girdi, tai gal gali į chatą, pavyzdžiui, parašyti ar į Telegramą, ar ką, kaip tu čia minėjai, kažkokius tai fxreplay.com ar dar kažką. Na, tokia Jo, aš informacija įmesiu. iš tikrųjų tokia, nu, rimta, kad mes galėtumėm, kad būtų kažkur parašyta, žinai, kad. Jo, aš įmesiu būtinai. O šiaip norėjau paklausti, ar jūs žinojot apie tas būtent sesijas, kurias išvardinau? Aš tai Jo, daug kas tradinančių tų dalykų. Vis tiek sujudinta kaina, jo, girdėjom. Nu, ten girdėjo tik tiek, kad manau, kad atsidaro New Yorkas, ten tokia Jo, valandą. panašiai. Jo, kas Jo, jo. užsidaro. Va, čia atsidaro Ir dabar tai New net Yorkas. nieks jaučia, nežinojom kada laiko. Investing.com pažiūri, rašo ten viską. Dabar Ne, reikia tai čia dar geriau, kad kuo daugiau žalių čia nais, tai visi, kaip sakyt, nėra, nu, Čia tik Simona geriausiai mums. Trading.